Mykolo Glinskio sąmokslas. 1506 m. rugpjūčio 19 d. Vilniuje miršta Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras Jogailaitis. Valdovo mirtis nebuvo netikėta. Jau kurį laiką Aleksandro sveikata buvo prasta. Jį kamavo paralyžius. Lietuvos didikai, nujausdami artėjančią valdovo mirtį, į sostą pasikvietė jo brolį Žygimantą. Žygimanto paskelbimas didžiuoju kunigaikščiu Vilniaus katedroje praėjo sklandžiai. Lietuvoje buvo gana ramu. Nebuvo jokių neramumų 1506 metų. Labai sklandžiai valdžios perėjimas Lietuvoje vyko. Ir visgi, valdovu tapus Aleksandro broliui Žygimantui, dabar vadinamu senuoju, atsirado juo nepatenkintųjų. Visų pirma, Mykolas Glinskis. Jis sukėlė maištą šalies viduje. Kaip dažnai būna su favoritais? Valdovo mirtis, to konkretaus valdovo mirtis pakeičia labai greitai jų statusą valdovo dvare. Labai greitai jau, iš esmės kitais metais jam turbūt paaiškėjo, kad tokios padėties valdovo dvare, kokią jis turėjo prie Aleksandro, jisai jau neturės. Ir tada dar labiau paaištrėjo konfliktai su tais Lietuvos didikais. Valdovo Aleksandro favoritas neteko turėtų pozicijų valstybėje. Bet ne vien tik to. Didysis Lietuvos kunigaikštis Aleksandras itin pasitikėjo Glinskiu, todėl šis galėjo piknaudžiauti savo padėtimi valstybėje, proteguoti savus asmenis. Šitaip didikų tarpe atsirado opozicija prieš Mykolą Glinskį. Glinskio sąmokslo metu visų pirma buvo įvykdyta žmogžudystė politinė. Tas pats jo pagrindinis, ne tai kad konkurentas, pagrindinis jo priešininkas, Jonas Zaberezinskis, buvo nužudytas. Ir tada sekė Glinskio toks drastiškas bandymas perimti valdžią apskritai Lietuvoje. Ir perimti valdžią taip pat pasinaudojus tuo metu vykstančių labai didelių karų. Mykolas Glinskis surinkęs kariauną 1508 m. vasario 2 d. užpuolė Jono Zaberezinskio dvarą netoli Gardino ir jį užmušė. Suvokdamas, jog kelio atgal nėra, sąmokslininkas bandė užimti kai kuriuos kunigaikštystės miestus, tiesa, nesėkmingai. Štai kaip apie tai praėjus maždaug 20 metų rašė Albertas Goštautas. Kai tik pasitaikė proga atkeršyti ponui Zaberezinskiui, nepaisydamas 40 000 auksinų užstato, pats Glinskis surinko iš rusinų nemažą kariuomenę ir ėmė veržtis per Lietuvą, siekdamas pražudyti ponus tarybos narius ir trokšdamas visą didžiąją kunigaikštystę pavergti savo viešpatavimui, ir jau buvo susižinojęs su maskvėnais ir totoriais. Negana to, sąmokslininkas Mykolas Glinskis susimokė ir su maskvėnais. Bandė pasinaudoti 1507 metais prasidėjusių konfliktų tarp Lietuvos ir Maskvos. Dar daugiau, jisai apsiskelbė esąs kunigaikštystės stačiatikių teisių gynėjų. Ironiška, jog jis pats jau buvo priėmęs katalikišką krikštą. Čia įsiterpė 1508 metų Mykolo Glinskio maištas. Pirmas toks rimtas, gal pasiekmėmis netapo toks rimtas, bet savo grėsme buvo rimtas. Iššūkis, kad stačiatikiai gali ir nebūti lojalūs. Ir nepavyko taip pat ir tarp stačiatikių jam gauti didesnio populiarumo. Tas rodo, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės rusėniškai gyventojai, rusėniškų kraštų elitas, rusų bajorai, didikai, iš esmės jau buvo pakankamai gerai integravęs į Lietuvos didžiosios kunigaikštystės politinėje lietuvių tautoje. Jie patys save politiškai laikė lietuviais ir aiškiai skyrė ir save ir savo kalbą beje nuo Maskvos kalbos. Nes buvo sakoma, čia viena kalba, iš esmės Maskvos kalba buvo vadinama maskvėniška kalba. Tai šitas dalykas parodo, tai kad Glinskio maišto nesėkmė. Parodo, kad mėginimas panaudoti stačiatikių kortą, kurie iš tiesų neturėjo visiškai tokių pačių vienodų teisių, tik vėliau įgis jas Lietuvoje. Stačiatikiai, tarkim, iš tiesų negalėjo tuo metu žimti aukščiausių pareigybių Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Tačiau, bet nepaisant tokio dalinio jų teisų suvaržymo, vis dėlto stačiatikių bajorai buvo tiek integravęsi politinėje lietuvių tautoje, kad tokio pobūdžio šūkiai prieš valdovą, prieš teisėtą valdovą jų negalėjo patraukti. Nesulaukęs didesnio palaikymo Lietuvoje, Glinskis buvo priverstas trauktis prie rytinių valstybės sienų ir ten sutikti maskvėnų pajėgas, kurias manė vesti į Lietuvos gilumą. Ir štai, 1508 metų vasarą lietuvių ir maskvėnų pajėgos susitiko ties Orša.
Glinskis ragino Maskvėnus pulti lietuvius ir veržtis gilyn. Tačiau kunigaikščiui Vasilijui III tai netrodė pati geriausia idėja. Pabūgę kovos atvirame lauke su lietuviais ir neklausydami Glinskio raginimų pasitraukė atgal į Maskvą. Pas Glinskas turėjo bėgti. Turėjo bėgti paprastai, čia visų sąmokslininkų. Jau dalia bėgti ten, kur jos gali kažkas priimti. Šiuo atveju jis pabėgo į Maskvą.